Sveiki. Šiandien laida Super namai jūs kviečia apsidaryti po namelį. Jaukų, 120 kvadratų nedidelį namelį, kuris kažkaip dvelkia ramybę ir poilsiu. O vasarą visi apie poilsį galvoja, ar ne? Bent jau prie jūros ar sodyboje ant ežero kranto. Šis namas yra Vilniaus centre. Iki senamiesčio pėstute nueisit per 10 minučių, o pasijusite lyg kaime pas močiutę. Apsidarykim po šį namelį kartu. Šis ekologiškas namukas tai karkasinės statybos pavyzdys. Medinės konstrukcijos, užpildytos šilumą izoliuojančią medžiagą, sudaro patikimą sienų sumuštinį. Namo išorės apdailai panaudotos natūralios medžiagos, medinės lauko lentos ir bituminis stogas. Namo viduje taip pat vyrauja natūralumas ir ekologija. Ąžuolinės alyvuotos grindys, medžio masyvo baldai, lino ir medvilnės gobelenai bei sizalio kilimai. $70 kvadratinių metrų pirmame aukšte sudaro tik vieną kambarį, padalintą į darbo, poilsio ir valgomojo zonas. Čia taip pat yra prieškambaris ir patogi vonia. Antrame 50 kvadratinių metrų mansardiniame aukšte yra miegamasis ir vaiko kambarys. Vientisas, subtiliai subalansuotas spalvinis koloritas sukuria ypatingą jaukumo jausmą interjere. Minimalus daiktų kiekis ir funkcionaliai išnaudotos erdvės leidžia šį namą pavadinti praktišku ir patogiu. O pasirinktos apdailos medžiagos ir jų kokybė šiam būstui suteikia ekologiško ir sveiko namo statusą. O šį mažą jaukų kaimo namelį vidury Vilniaus pakviečiu apžiūrėti industrinius tokius žmonės. Pasirodykit, jums pažįstami Z ir V, kaip aš jas vadinu, Živilė ir Viktoras. Devaros, vadinsiu jūs Devarom jau, ką jau čia sveiki atvykę. Loftas, va matai, čia ne loftas, čia draugai ne loftas, apsižvalgykit po mažą ekologišką nameliuką. Nu, jauku, man, nežinau, labiau atostogų vietelė. Labiau primena atostogų būstą negu prie gyvenamą. jūros, ne? Kažkoks toks va. Nu, vasarą, jau galėtum saleisti vasarą. Išsinuomoju tokį namelį prie jūros. Prie jūros, supratau. Čia namelis vidury Vilniaus. Va, bet jo yra išskirtinis bruožas, ekologija visur. Ta prasme, medis, kaip matot, viskas natūralu, jokių lakų. Jokios sintetikos, jokios chemijos, viskas va taip pakankamai jauku ir šilta, kaip pastebėjo Viktoras. Namas toks šviesus, čia kas irgi labai gerai yra, bet jis ir turi tokio minkštumo, jis toks minkštas namas. Smagu, šitie faini. Bendra erdvė, virtuvė ir svetainė, jums priimtina? Taip. Aš manau, kad tik tai. Gaminimas ir visas tas, tai yra, bendravimas. Bendravimas, tai socialus veiksmas ir reikia socialiai kažkaip tai. Jeigu ar yra šeima, arba draugai pažįstami yra namuose, daug linksmiau, jeigu kažkas tartai žiūri televizorių ar nežinau kažką, toks bendravimas vyksta. Virtuvės erdvė, kiek jos yra, tenkintų jūsų poreikius ar ne? Aš tai tokios nuomonės, kad realiai kiek tu turi, tiek dažniausiai užtenka. Kaip studentas jis gyvena. Kiek turi tiek užtenka? Na, prasme, norisi, aišku, ten didesnis erdvės ir taip toliau, bet, Visada tų daiktų užsipildo, žinai, visko atsiranda, rakandų visokių ir to ir ano ir taip toliau. Šiaip tai iš tikrųjų tai atrodo kaip nuomojamas namas, ne? Jokių daiktų. Šitą laidą maždaug arba kas antras, bet svečias, su kuriuo mes vaikštom, pastebi tai, kad čia viskas labai, taigi žinojo žmonės, ruošiasi, kad atvažiuoja super namai, tai dabar turi atrodyti padoriai.
Darbo zona turėtų būti va taip kartu, ar... Nu, tokia darbo zona, aš nežinau, jinai gal Živiliai tiktų. Ne, aš tai iš karto galiu, žinai ką pasakyti. Jau šiais laikais tai darbo zonos nebereikia, tikrai. Iš vis nereikia. Nebereikia. Nėra ko dirbti. Ne dėl to. Dėl to, kad kas yra darbo zona? Nu, tu turi savo kompiuterį, atsisėdi ant sofos, atsisėdi prie valgomo stalo. Nu, koks skirtumas, atsisėdi terasai, balkone. Nu. Manau, pas mus iš karto taptų vaikų tokia Aš zona, irgi kur žinau. galima paišyti ant sienų, kur galima ten, nu, tokie grinai vaikų. Nu, pat šiais laikais. Nes čia iš tikrųjų būtų net ir visai tobulai. Nu, aš nežinau, ar šita šeima turi vaikų, bet tobulai, nu, va, yra virtuvė, yra svetainė, yra va čia va vaikų kampas, kur yra žaislai, čia kažką. Namukas ten kažkas. Jo. Va, tas medukas. Sveiki atvykę antrą aukštą. Va, viskas. Ranka pasiekiama, žiūrėkit. Mėgamasis, prašau. Prašau. Viskas kompaktiška. Nu tikrai kaip viešbutis, nu. Švara tvarka ir nieko nereikalingo, ar ne? Visiškai. O trūksta, o ko trūktų, ar ne? Ir nieko ar netrūksta, o ko? Nieko ar netrūksta, o Jums ką? patinka toks minimalizmas? Tai man šiaip jo, nu man ko toliau, to labiau aš suvokiu, kad ko daugiau tų daiktų turi, tai nu kažkaip, ne tik, kad nesąmonė, bet nu iš tikrųjų, ko mažiau jų turi, kažkaip Tuo lengviau išsikrausti. Šiaip, to ir tvarkingiau namuose ir šiaip, to lengviau. Bet, nu, nežinau, man čia tai kažkaip, man tarsi tiek erdvės tai pilnai užtektų tikrai. Miegot labai gerai, to tynyva, smagu, kad langiukai du čia šone, nu, smagu tikrai. Bet aukštiems žmonėm, kaip mes, norisi aukštų. Na, man patinka va, Kviečiu tas pažiūrėti aukštas. sprendimą būtent mansardinio aukšto, kaip yra racionaliai Prašau. suplanuotos erdvės pasidėjimui spintos. Ir kaip viskas Lygiai taip pat tvarkingai tenai. atrodo. Va, ir gali viską paslėpti, net kaip Taip. drabužius, kuriuos nusiimi. Tai klausyk, o kodėl čia ne? Vat, aš Čia dar irgi. neįrengta. Čia bus irgi, ne? Arba čia bus kambarys. Beje, kas jūsų namuose atsakingas už tvarką? Živilė labiau mėgsta tvarką negu aš. Jie labiau rūpi tvarką, bet mes abu du. Okay. Nu, aš visada sakau, kad geriau jau, nes yra, žinai, vyrai dviejų rūšių, arba netvarkingi, arba pedantai. Viduriuko, man atrodo, nėra. Tai tau geriau kuris? Tai man, žinau, gal visgi tas pirmasis variantas. Jau geriau aš... Plaukas. Jau aš būsiu ta tvarkingoji, man. Pedantai vyrai ne. Ne, man... Einame dar vieną kalbą. Ir dar vienas kambariukas bum. Kambariukas jaunojo šių namų gyventojo. Berniukas, mergaitė. Atspėkit. Labai taip galėtų būti ir tam. Unisex. Na gal ką sprendė? Nu, nėra tų visų tipinių bajerių. Rūžavų, kokių nors širdelių, gėlyčių, lėlyčių. Nėra mašinėlių, šiaip ir žaislai, vat iš tikrųjų. Labai įdomu, nėra nei... Tikrai net nesuprasi. Tai kas? Nebent drabužių spinta, vat pasižiūrėti. Nežinau, man atrodo, kad čia vis tiek mergaitė labiau. Tu teisus. Taip, šių namų mažoji gyventoja yra mergaitė.
Bet tokia, vat, ne barbinė. Ne ta, kuri barbinė. mėgsta barbės, rožinę spalvą. Žinok, labai matosi teisinga mergaitė auga. Man jinai patinka. Tadam, prašau. Prašau, scena, prašom į sceną. Štai skempas su skempe. Nu, ne, Čia mes galime nusilenkti publiką ir sudavot. Summertime and the living is easy. Jau, tėvas bazuotas. Prašau, čia gali susirinkti, reiškia, publiką, kokie 50 žmonių. Barbecue, čia scena, kaimynai parduoda savo sklypus VIP zonai. Aha. Čia po 100 litų bilietas. Baseinukas irgi tilptų labai noriu. Nu, prašau. Kiek žmonių čia tilptų? Nu, paskaičiuok. Nu, paskaičiuojam, kiek čia, palauk. Kokia 30. 30 taip laisvai. Tai kaip, būtų pliusas ir ne iš tokio kauz, tokio mažo, reiškia, bet privataus. Nuo programos viskas priklauso. Labai priklauso, iš tikrųjų, čia nuo kaimynų ir nuo jų geranoriškumo ir nuo jų, kaip jie nusiteikia, nes, čia aš manau, kad šiaip įjungęs radiją, pasiklausyti Vytenį, šiek tiek garsiau, tai gali 7 ryto. Jau gali būti labai problemų žiūrint kokie kaimynai. Jeigu kaimynai geri ir tokie gerai nusiteikia, tai viskas kaip ir liuks, bet visą laiką būna tas vienas kaimynas, o čia jie labai arti yra. Aš, pavyzdžiui, kaip Afrika užaugęs, tai pas mus labai didelis kiemas, bet visos tvoros ten labai aukštas ir absoliučiai visiškai nuogam vaikščioti savo kieme yra normalu, nes niekas tavęs nepamatys ir tai yra normalu, ta prasme. Prisibrėli prie durų ir tada leidi žmonės į savo teritoriją, ta prasme. Tai man čia truputį, jeigu taip su visais kaimynais tikrai normaliai sutarčiau, tai nebūtų problemų, bet aš kažkaip abejoju. Tarp 5 kaimynų vienas būna nelabai. Įvertinkim feng shui. Įvertinkim šitą feng shui pagal mūsų kriterijus, kaip ir įprasta laidos pabaigoje. Vienas iš jų yra vieta. 10 balės sistemai nuo balo iki 10. Jeigu dėl vietos, aš tai sakyčiau 8, 9. Jeigu galėčiau rinktis čia gyventi, nebūtinai šitoje vietoje, bet šitoje apylinkėje, tai gal 9, gal net 10. Nes Vilniuje tai labai gera vieta. Tai buvo 8-9, dabar 9-10. 8-9. 9. Tai va, 9. Duodam 9. Kitas vertinimo kriterijus yra projektas. Projektas tai yra erdvių išdėstymas, namo išdėstymas sklype. Na, iš tikrųjų labai kompaktiškas namas. Jie kaip ir viską sutalpina, yra visos funkcijos patenkintos. Valgomasis, svetainė, darbo kambarį aš tikrai kažką čia kitko daryčiau, bet kaip ir viskas atrodo. O beje, o tėvam vonios atskiros nėra. Ne, jie pirmam aukšte. Jau čia baliuką ir numuša. Tai? Baliuką ir numuša ir dabar dar pagalvom, dar kokių kabliukų. Tvora kažkaip aukštesnė. Dar vienas minusas. Balai. Sakyk. Aš duočiau kokius 7. 8, 9. 8. Interjeras, tai yra spalvos. Kaip kas dera. Tarpusavį. Dera tobulai. Balansė.
Iš tikrųjų viskas labai dera, labai išlaikytas vieningas stilius. Iš tikrųjų, va čia, prašau, kaip kokiam, nežinau, salone, viskas gražiai padėliota ir sukomponuota. Tikrai. Viskas čia yra skoningai, viskas čia tikrai, nelabai turiu prie ko aptikti. Bet ar tai yra mano stilius? Ne. Stiprų 8. Gerai. Ir medžiagos. Medžiagos, iš ko viskas padaryta. Tiek baldai, tiek sienos, tiek grindys. Vėlgi, rašyčiau visiškai 10 už tai, kad viskas panaudota ekologiškos medžiagos. Aš manau, kad tai yra labai gerai. Ir reikia apie tai daugiau galvoti. Tokios chemijos, lako. Tai yra labai gerai. Medžiagos, man primena malyčią. Jo. Ir jaučiasi ta šiluma namo. Tada taip tikrai ta aura tokia labai gera. Tai už tai tikrai 10. 9 su pliusu. Gerai. Ir paskutinis dalykas, arba duodat balą ar ne, vertindami šį namą kaip savo namus. Galėtų tai būti super namai jūsų. Na, čia iš mandagumo paklausiu, nes nuomonė jau visi susidarė turbūt apie tai. Ta prasme, aš sakau, jeigu čia būtų prie jūros namelis, toks poilsiui, tai sakyčiau, tikrai labai smagu. Aš čia tikrai priprašau. Jeigu man dabar sakytų, Dievara, dabar... Keiti loftą į šitą namą. Šitą vietą, sakyčiau, okei. Ta prasme, ar tai super namai, čia kitas klausimas, bet tikrai ilgai nemąstyčiau, nes vieta superinė, yra vietos vaikams. Ir kaina, kiek ten sakai, $1,5 milijono? Nežinau. Pigiau. Geresnis biznis. Klausykit, grįš šeimininkai, mes galėsim tą aptarti klausimą. Gal jis visą gyvenimą su apie loftą žmogus. Gal norėtų pasikeisti. Gerai, ačiū Jums, sėkmės organizuojant Jūsų puikius renginius ir festivalius. Dėkui. Ir manau, nepasikart. Nueisim dar kokį įdomų namą. Rasim, už $1,5 milijono, gal už milijoną, bet kažką rasim. Ačiū, kad buvote. Ką pigiau, bet geriau. Štai tokie aukšti balai šiam mažam namukui. Tai dar kartą įrodo tiesą, jog svarbu ne dydis namo ar piniginės, o dėmesys, kurį skiriam savo mėgstamai aplinkai sukurti. Šio namo ašis – jaukumas ir viena iš pagrindinių priežasčių – tai tinkamai parinkti kokybiški sienų tapetai. Ką reikia žinoti juos renkantis? Norint atnaujinti savo būstą, nebūtinos didelės investicijos. Galima labai lengvai atnaujinti sienų dangas. Vyraujančias tendencijas galima suskirstyti taip. Erdvė, šviesa bei harmonija. Šviesių spalvų tapetai puikiai tinka mažoms erdvėms, koridoriams, pereinamoms patalpoms. Jos suteikia erdvėms harmonijos bei išplečia patalpas. Greitai populiarėjanti spalva yra pilka. Ji taip pat derinama su ryškiais šviesiais atspalviais, su vienatoniais atspalviais. Garsių tapetų gamintojai bei dizaineriai 2013-2014 metais rekomenduoja tapetus su gamtos motyvais. Ypač populiarėjantis gamtos motyvai tai yra su Afrikos, Arabijos, ypač rytų motyvai, etniniai motyvai. Šių metų dizaino moto – kuo ryškiau, tuo geriau. Neoninis geltonumas, laimo žalumas, mėlyna, raudona, signalinė raudona. Tačiau ryškias spalvas patartina naudoti su šviesiais tonais. Labai puikiai tiks natūralaus medžio raštai, vienatoniai raštai ir ypač populiari balta spalva. Daugelis dizainerių architektų mėlyną išrinko populiariausią metų spalvą. Spalvos dominavimas siejamas su socialinio ir ekonominio nuosmukio laikais. Šis spalva suteikia stabilumo bei suteikia jaukumo. Tapetų tinkamumas sienams lemia ne tik eksploatacinės savybės ar spalva, tačiau ir dizainas. Siekiant bendro patalpų dizaino vientisumo, labai svarbus kiekvienas žingsnis. Pradedant klijuoti tapetus, būtinai įsitikinti, jog sienos yra gerai paruoštos, jog jos yra švarios. Jei žadame tapetuoti naujai pastatytame bute, būtina sienas gruntuoti. Kadangi ištepus sienų dangas klijais, siena gali labai greitai sugerti klijus. Tuomet jums tai pasunkins darbą. Renkantis tapetus, būtina atkreipti dėmesį į derinamą raštą. Gamintojas ant kiekvieno tapetų rulono nurodo taikomą žingsnį, tam, kad įpusėjus darbams jums nepritrūktų rulonų. Įsigijus prabangius tapetus, rekomenduočiau naudotis profesionalo pagalba. Jis turi patirties, jis žino, kaip tapetus klijuoti, kaip derinti raštus. Žinoma, renkantis tapetus, kiekvienas žmogus galvoja ir apie kainą.
Todėl kainos ir kokybės santykis šiais laikais yra labai svarbus. Drąsiai galėčiau rekomenduoti itališką produkciją. Jie yra patvari ne tik savo eksploatacijos atžvilgių, jie yra lengvai plaunami, netgi galima trinti su šepečiu, atsparų saulės spinduliams, kaitrai. Jie nepraras savo prekinės išvaizdos netgi po keliarių metų. Lietuvos vartotojas pakankamai sunkiai žiūri į naujoves. Lietuviai mieliau renkasi šviesias spalvas, smėlio spalvas, geltonas spalvas, jau įprastas. Fototapetai Lietuvoje vis labiau populiarėja. Jos labai renkasi žmonės mėgstantis nestandartinius interjero dizaino sprendimus. Labai populiarėja vaikiški fototapetai. Juos galima lengvai pakeisti. Žinoma, užklijuoti yra sunkiau, tačiau grožis reikalauja aukų. Fototapetų motyvai yra gan didelių raštų, gan margi, todėl jie rekomenduojama tapetuoti vieną sieną, kuri yra akcentinė. Visos kitos sienos privalėtų būti šviesios, ar tai tapetai, ar tai dažai. Tapetas yra puikiai dekoratyvinė medžiaga, kuris suteiks jūsų namams jaukumo bei estetinio grožio. Taigi laidoje Super namai galite pamatyti pačių įvairiausių būstų, šiuo atveju ir štai tokį jaukų, ekologišką mažą namelį pačiame Vilniaus centre. Po savaitės jums parodysiu dar šį tą įdomaus, tad ir kitą šeštadienį įsijunkit Lietuvos ryto televiziją.